Na tai ryt laukia Alba. Kaip seksis galvojat, kokius ginklus ruošiat? Kaip seksis, pamatysim rytoj, aišku, bet nežinau, ruošiamės, stengiamės, manau, kad turėjom dabar porą varžybų. Vis išlošėm, esam pasiruošę. Pirmas varžybos savo lygų nesusiklostė, tad bandysim atsirevanšuoti dabar namuose prie savo žiūrovų. Lyg tik tas Albos vardas nėra gąsdinantis, bet žaidimas pakankamai dar rimtesnis negu tas vardas, kurį esame pratę girdėti. Jo, dėl to, kad tikrai jie žaidžia fiziškai, agresyviai, nėra tų žvaigždžių ten komandoje, bet žaidžia komandiškai ir tikrai turim būti pasiruošę išeiti, kad jie žais ribos ties baudo, manau. Jeigu būsim tam viskam pasiruošę, kaip treneris mums pateikinėja, manau, kad namuose turėtume susitvarkyti. Ar ta pirma Albos pergalė prieš Barceloną, jinai papildomo spaudimo savotiškai nesukuria, nes dabar kaip ir būtina laimėti, ar ne, jeigu galvojam toliau? Tai manau, vis tiek duoda šiek tiek motyvacijos dar daugiau, kadangi žinom, kad stipri komanda, jinai tai įrodė. Žinom, kad gali žaisti gerai, atvažiuoja, nesakysim, kad nuvertinom, kad dar kažką, taip kad atvažiuoja gera komanda. Turim atiduoti 100% ir būti pasiruošę jų agresyviam žaidimui. Kiek šitai taškai nesuprantu?